Labadiena visi. Norėčiau iškart pasisveikinti su atėjusiais. Galit paploti, pasisveikinti su 24 filialais. Taigi šiandieną vėl biblioteka be sienų. Aš esu Albina Ananieva ir esam vaikų literatūros skyriui. Ir šiandien turim labai ypatingus svečius, kurie atvyko mus pamokyti savigynos. Taigi su mumis yra Klaipėdos rajono policijos komisariato bendruomenės pareigūnė Rasa Jonauskaitė ir Gargždų miesto apylinkės inspektorius Aleksandras Jefimovas. Taigi labai malonu. Taip pat labai laukiu klausimų. Klausimus galite užduoti visą transliacijos metu. Neskubėdami, po truputuką klauskite tai, kas jums labai įdomu. Taip pat galite paklausti tokių klausimų, kurie susiję su saugumu, nes šiandieną visą tą laiką apie tai ir kalbėsime. Taigi geros transliacijos ir sėkmės. Labadiena visiems, ir čia sėdintiems, ir anapus ekrano. Pristatė mumis mergaitė, tai labai malonu. Tai aš esu Rasa Jonauskaitė, bendruomenės pareigūnė, ir mano kolega Aleksandras. Labai smagu, kad visiems yra įdomu, ar ne, tokia tema, sakykime, taktika ir visa gynyba. Reiškia, mes norim gyventi saugiai, apsaugoti savo sveikatą, savo turtą. Tai dabar pakalbėsim trumpai, išsamei. Ir norėčiau visų paprašyti, kad aktyviai dalyvautų. Tuomet klauskite drąsiai, atsakysime visus klausimus, nes mums bus lengviau. Tai va, pakalbėsim dabar apie gynybos taktikos pagrindus. Turiu duomenukus 2014 ir 2015 metų, tai yra registruoti Klaipėdos rajone plėšimai ir kūno sužalojimai. Matomas yra didėjimas. Tai yra 66 pranešimai registruoti 2015 metais, o 2014 metais 56 pranešimai kūno sužalojimų, o plėšimų yra, sakykime, kaip ir tas pats, tai yra 23-24 atvejai registruoti mūsų rajone. Ir, sakykime, matant tai, kad tai yra didėjimas, reikėtų atsižvelgti ir būti itin saugiems, ar ne, vaikštant atsargiems ir stebėti aplinką aplinkui ir kas vyksta už nugaros ir visame kame. Tai taktika yra tam tikrų veiksmų numatymas ir įvykdymas, siekiant pakeisti užpuoliko suplanuotą įvykio eigą. Galima taktika tai yra atsitraukimas, nesipriešinimas, tinkamų savigynos veiksmų parinkimas ir tinkamos taktikos tikslas. Tai yra išvengti tapti nusikaltimo auka. Tai ar ne, tai mes visi turime būti budrus, įvertinti situaciją ir elgtis taip, kad būtume saugus. Pavojingų situacijų veiklos taktika tai yra saugumas ir išlikimas, situacijos kontrolė, nuolatinis pranašumas prieš oponentą, visų savo psichinių, fizinių galimybių išnaudojimas ir teisėtumas. Saugumas ir išlikimas, ar ne, tai yra svarbu kas? Stebėti, daryti taip, kad būtumėm saugus, išlikimas tai išsaugoti savo turtą sveiką sveikatą, ar ne, kad nepatirtumėm jokių sužalojimų. Situacijos kontrolė tai yra tas stebėjimas aplinkos, įvertinant, sakykime, viską matyti, ar ne, žmonės, įtartinus automobilius ir visą kitą. Nuolatinis pranašumas prieš oponentą, tai aš negaliu rodyti, kad aš bijau kažko tai, nes jeigu matys, kad aš bijau, reiškia, jisai gali jausti stipresnis. Visų savo psichinių, fizinių galimybių išnaudojimas, tai yra aš mąstau, kažką darau, kažkokius tai veiksmus, juos visus tinkamai išnaudoju ir teisėtumas, tai sakykime, viską daryti įstatymų nustatytą tvarką, kad nesužeisti to paties užpuoliko. Kai kyla pavojinga situacija, būtina žinoti, kam yra sugaištamas laikas, ar ne? Tai stebėjimo laikas tai yra, kada informacija pasiekia smegenis, užtrunka tik tai 0,1 sekundės suvokimo laikas. Kai informacija apdoroja smegenis, trunka irgi 0,1 sekundės. Analizavimo laikas, kada yra padėties nustatymas, pavojus nustatymas, situacijos suvokimas, sprendimas ir veiksmų pradžia numatoma ar ne smegenyse. Tai yra nuo 1 sekundės iki 1,5. Reakcijos laikas tai impulsai, kada pasiekia raumenis mūsų ar ne. Tai yra nuo 0,8 iki 1,5 sekundės. Visumoje tai trunka tik tai 2,3 sekundės, kai mes ar ne matome situaciją ir jai pasiruošiame kažką tai daryti. Įtariamųjų charakteristika tai yra irgi labai svarbu. Stebėti aplinką, įtariamuosius ir visą kitą. Tai yra požymiai, skaičius, apranga, ar ne? Tai turime stebėti, kaip, sakykime, atrodo įtariamasis ar ne, kiek jų yra, ar vienas, ar du, ar grupuotė, ar kažkas. Apranga tai yra išskirtiniai kažkokie būna striukės ar ne, kažkokios. Tai
ar kelnes, visą tai turime fiksuoti savo galvoje. Atsitraukimo kryptis, tai irgi, kad atsitraukti kiek įmanoma, išvengti susidūrimą su užpuoliku, kokia transporto priemonė, tarkim, pasinaudoja ar ne, tai markės, spalva, valstybiniai numeriai ir panašiai, kokiamis priemonėmis įrankiais jie pasinaudoja. Tai yra visokie daiktai, dokumentai, ginklai, kiti įrankiai ir nepaliko jų įvykio vietoje. Ar ne? Tai gali būti, sakykime, beisbolo lazda ar kažkas, ar ne, ko jumis kėsinasi. Tai visą tai reikia stebėti ir pėdsakai po sąlyčio su nukentėjusiuoju. Tai va, sakykime, kaip dabar yra pasnygė, ar ne, reikia fiksuoti visus tos požymius, tai ar pėdsakai pėdos, ar ne, ar kažko. Įtariamųjų požymiai, tai būtent žmogaus, tai yra lytis, amžius, ūgis, sudėjimas, veidas ar kitos kūno dalis, apranga, avalynė, randai, apgamai, tatuiruotės, dėmės, kalbos ar balso ypatybės. Irgi vėl viską reikia fiksuoti, ar ne, ko mes dažniausiai stebime streso ar nebūsenoj, tai netgi koks sudėjimas buvo aukštas, ar jisai žemas, ar stambus, netgi tokių dalykų, bet tai yra labai labai svarbu. Situacijos kontrolė, tai yra atstumai, ar ne? Intimi zona, tai yra prisilietimas, tai pusę metro, tai yra labai arti. Asmeninė zona, tai yra nuo pusės iki 1,5 metro, socialinė zona nuo 1,5 iki 4 metrų ir visuomeninė zona, tai yra pati saugiausia, nuo 3 iki 4 metrų ir daugiau. Tai yra, ne, aš jau galiu įvertinti, sakykime, užpuoliko veiksmus, matyti, ką jisai turi ir visa kita, tai yra labai saugu. Asmeninės gynybos principai. Yra smurtinis užpuolimas yra veiksmingas tada, kai užpuolimui pasirenkamas bailys. Tai va, tą ir minėjau. Mes negalim parodyti, kad mes bijom, nes reiškia, mes esame silpni, o kai bijome ir vėl situacijos nekontroliuojame, tai, sakykime, užpuolikui yra lengva mus ar nepaveikti užpulti. Auka, kuris sugeba pasipriešinti, sugadina užpuoliko planus. Tai va, mes turime elgtis taip, nepasimesti ir daryti visą kitą, kad užpuolikas galvotų, kad mes žinome, kad jis žada mus pulti ir mes esam tam pasiruošę ir mes save apginsim, save, savo turtą, savo sveikatą. Pirmas principas tai yra svarbiausias budrumas, ar ne? Budrumą galima išlavinti ir ištobulinti. Jei mes susitaikome su mintimi, kad mums gerai, žinoma, kasdieninė aplinka yra grėsminga, tai mes automatiškai kiekvienu momentu būsime pasiruošę. Tai yra kas, žinoma, aplinka, ar ne, kasdienai. Tai gal mes kiekvieną dieną po darbo einame to pačiu keliu, ar ne? Mes žinome visus pastatus, visas gatves, kas yra apšviesta, kas neapšviesta. Galbūt ant to pačiu laikotarpiu žmonės važiuoja automobiliai ir nereina pėstieji namo to pačiu keliu. Tai mums šita aplinka yra žinoma, mes kaip ir sakykime, žinome, kas gali tenais būti. Ir jeigu mes pastebime kažką įtartino, tai mes ir vėl galime įvertinti ir tam pasiruošti. Šiuo atveju yra svarbios 2 taisyklės. Tai yra jausti, kas vyksta už nugaros ir atkreipti dėmesį į viską, kas yra ne savo vietoje. Jau matote kažkokį įtartiną automobilį, tai žodžiu viską turite stebėti, kas už nugaros ypatingai ar ne, nes nuo šito mes nematome. Mes matome priekį ir neįdami iš šonus, kas yra, o kas už nugaros vyksta, to mes negalim niekai pažiūrėti. Paprastai didžiausia tikimybė, kad būsite užpulti iš už nugaros. Žinokite, tai įsitaisykite akis pakaušyje. Tai va, viską stebim. Atsisukam karts nuo karto, ar ne, jeigu kažką būna, netgi žmogus tą turi kaip ir 9 jausmą, ar ne, kad kažkas jaučiu negerai, tai nepatingėkit, atsisukit, pasižiūrėkit ir įsitikinkit, kad viskas yra gerai. Daugumą savo aukų užpuolikas užklumpa netikėtai. Ir va, aš einu, visiškai nesitikiu ir va tuo momentu, ar ne, mane kažkas gali užpulti. Kai kurie dalykai būna akivaizdus, tai yra nepažįstamas automobilis, kuris ilgą laiką stovi toje pačioje vietoje, kuriame sėdi žmogus, ar ne? Ir vėl atsakau toje pati aplinka ir matau, kad kažkoks nepažįstamas automobilis stovi ir ten sėdi žmogus, kuris nieko nedaro ir stebi aplinką. Tai irgi gali būti potencialus užpuolikas, ar ne? Automobilis važiuoja jums iš paskos, laikydamasis vienodo greičio. Ir vėl atrodo kažkas seka, ar ne? Stebi, kas čia kaip bus. Arba tyliai stovinti kelių asmenų grupelė. Dažniausiai, jeigu yra grupelė asmenų, ar ne, jie visi kažką tai šneka, komentuoja. Jeigu jie stovi tyliai, tai gali būti, kad jie kažkokius ten ženklus ar nerodo ir gali kažkam tai ruoštis. Jūs minėjot, kad reikėtų labai saugotis automobilių, kurie važiuoja iš lėto. Jeigu jau taip nutiko, ypatingai mūsų salėje šiandieną yra labai daug žavių vaikų ir jaunimo, kokie veiksmai būtų, jeigu iš paskos sektų mane mašina, jeigu aš pereičiau kitą gatvę, jinai persuktų į tą pačią pusę, kokie veiksmai, ką daryti? Šiaip
pagrindinis dalykas, kas yra, ko bijo užpuolikai, tai yra viešumos, kur yra daug žmonių. Tai reikia stengtis surasti tokią vietą, kad būtų kuo daugiau žmonių ir tenais kažkaip tai stengtis patekti. Ne? Nes jeigu perėjo į kitą pusę tas automobilis važiuoja, ten reiškia tikrai esat sekamas ir reikia, sakau, pagrinde. O daugiau aš nežinau, gal kolega papildys kažką. Nebent jeigu iš paskos lietai važiuoja policijos mašina. Aš dar truputėlį mūsų transliacijoms dalyviams garsiai pasakysiu klausimą, nes transliacijos dalyviai turbūt negirdėjo klausimą. Buvo toks klausimas iškilęs, ką daryti, kiek supratau. Taip, ką daryti vaikui, jeigu jis eina iš mokyklos ir nėra tinkamo saugaus kelio, turbūt nuėjo tą paklausti, kokiu veiksmu reikia imtis. Tėvams ypatingai ir auklėtams turbūt, kad apsaugotų mūsų mažylius. Ir taip pat ar privaloma prižiūrėti tėvams, būtent ar jie... Taip. Tėvai, šiaip tai tėvai visą laiką turi pasirūpinti savo vaikais. Dėl kas liečia tų gatvių, kad nėra šaligatvių, tačiau mes... Ne, jeigu sakė, kad ne... Matot, pamokas baigęs ten, kiek dabar žinau, iki 4-3 būna aišku užsiėmimai, čia viskas priklauso nuo tėvų. Šiaip, patys, kaip pasakyti, nėra uždrausta. Naktimis jau, sakykime, jau... Ne, tėvai turi prižiūrėti bet kokio vaiko, bet parėjimas iš mokyklos, tai jau... Ne, tai tėvai visą laiką turi vaikų savo kontroliuoti, jie žinot, nes, pavyzdžiui, logiškai taip, bet matot, yra visi dirbantis yra ir ne visi nesusižiūrės. Tai vaikas kaip ir, sakykime, savotiškai ir suaugęs, jis jau stengtis turi pareiti. Tai, kad jis... Tai matot, ką jis yra daro dar. Jeigu jis pažeidinėja, sakykime, įstatymą, jeigu kažkas atsitiks, ne. Jau taip, tėvai bus nubausti, kad vaiką paliko, nes kažkas atsitiko. Tik tėvai gali būti traukti administracijos atsakomybėn, sakykime, grinai, jeigu padarė kažkokį pažeidimą, sakykime, kaip dabar yra draudžiama nepilnamečiams turėti cigarečių, ką jau kalbėti apie rūkymą, alkoholinius gėrimus negalim gerti, net ir turėti. Tai jeigu, sakykime, pas vaikus jau nepilnamečiai inspektoriai ar kiti policijos pareigūnai suras. Matote, vėl kokią situaciją. Jeigu jis ten ir papolė jau to įvykį, tai, sakykime, tai žiūrėt vėl tada, dėl ko tas autoįvykis įvyko. Ar vaikas neturėjo, sakykime, liemenės, ar neturėjo atšvaisto. Ėjo neapšviestą, sakykime, gatvę, ne šaligatvių, tai vėl ten atsiranda, dėl ko to šaligatvio nėra, čia ilga, taip sakykime. Kiekviena situacija. Tėvai vaikus turi prižiūrėti iki 18 metų vaikų. Jo, bet kokie atveju. Jie vieni patys ar gali būti, ar negali būti palikti. Kaip jie taip yra paliekami, vėl, Taigi aš gal tiesiog grįšiu atgal į transliaciją, nes mūsų nelabai turbūt girdi visi. Tai tiesiog rezimuokim taip su Aleksandru ir su Rasa, kad kiekvienas esame atsakingi už savo vaikus ir būkim sąmoningi, būkim protingi. Taigi Raselė leidžiu toliau jums kalbėti. Taip, antrasis principas tai būtų ryžtingumas. Atsidūrus situacijoje, kai fizinio susirėmimo nebeįmanoma išvengti, jūsų gyvybė priklauso nuo to, ar jūs pasirinksite teisingą veikimo būdą ir veiksite be jokių svyravimų ir uždelsimų. Negali būti jokių kalbų apie kokias nors abejonės, tam tiesiog nėra laiko. Tai tas ir yra svarbiausia, ar ne, kad mes turime pasirinkti teisingą veikimo būdą ir, žodžiu, veikti. O kaip veikti, tai žinokit yra taip, kad ar ne, kai mūsų gyvybė ar kažkam gresia pavojus, mums nereikia susigalvoti mintis, aš dabar darysiu tą, po to darysiu tą, tiesiog viskas gaunasi impulsyviai ir, žodžiu, pasirašėt ir jokių abejonių ir viską tam darote. Kai jūs puola, būtina įvertinti situaciją ir akimirksniu nuspręsti, kaip reikia elgtis, apsisprendus veikti greitai ir visą jėgą. Jėgos, kaip suprantame, mums niekada netrūksta tokiose situacijose. Ir ne, iš kažkur tai jos taip ir atsiranda. Tai ir vėl elgiamės taip ir veikiame ir visa jėga.
Nesitarkite pat su savimi, ką daryti. Nedėlskite ir būkite ryžtingi. Tai ką ir sakiau, nereikia tartis, strateguoti iš anksto, ar ne, viskas vyksta savaime. Po to pasireiškia agresyvumas. 4. principas tai yra greitumas, tai viską darome greitai, ar ne, negali būti tokių pertraukiamų. Ir visada atminkite, netikėtumas privers užpuoliką pasimesti. Tai va, mes kažką turime padaryti netikėto, ko jisai visiškai nesitikėjo ir jį tai išmuš iš pusiausvyros. Rasa, sakykit, o kokie tie veiksmai galėtų būti netikėti? Aš apie išmušti. Tai va, aš dabar eina situacijos, čia juose ir bus viskas papasakota, ką jūs galite pasinaudoti, va, būtent tam netikėtumui, ar ne? Dabar kas liečia saugumą vaikštant, ar ne? Dabar ką pasakysiu, gal atrodys visiems juokinga, bet šitaip yra rekomenduojama elgtis. Prieš išeidami iš namų susiplanuokite savo maršrutą, ar ne? Mintise įsivaizduokite trumpiausią ir nepavojingiausią kelią. Ką nors informuokite asmeniškai ir palikdami raštelį apie tai, kur jūs einate ir kada grįšite. Tai va, tas susiplanavimas maršruto, kas tai yra, ar ne? Jeigu aš einu kiekvieną dieną į darbą, į mokyklą, tarkim, vaikai ar kažkas, trumpiausia ir nepavojingiausia kelią, tai jokių tenai, sakykime, dabar yra tamsu ar nerite, jokių užeitų už namų ar kažkur stengiamės eiti apšviestais keliais, ar ne, kad būtų kuo mums saugiau. O apie tai, kad informuoti, kad kažkur išeinu, ar tai vaikai, sakykime, tėvus, ar suaugę tie patys kažkur išvažiuojant, tai yra labai patogu, tai yra telefonai ir visa kita. Nesunku parašyti SMS žinutę, aš išeinu ten ir ten, planuoju grįžti tada ir tada. Jeigu, sakykime, aš po tiek laiko nepasirodau, kur manęs ieškoti, tikėtis, ar ne? Nes gali būti, jeigu užpuolikai užpus, telefonas išjungtas ir visa kita. Supagauti jau žmogaus kontakto, kažkokį ryšį gauti, jau gali būti sunku. Tinkamai apsirenkite, apsiaukite tokius batus, kad galėtumėt pabėgti, jeigu reikės. Ir vėl atrodo ar ne juokingai. Aš išeinu, reiškia, turiu pagalvoti, kad mane gali vytis, tai aš jau čia lygių padu apsimaunu batus, bet jeigu tai yra įmanoma, galime tam pasiruošti ypatingai, tai yra tamsių paros metu, ar ne? Atminkite apie galimus pavojus, atrodykite savimi pasitikintis ir einantis užsibrėžtų tikslu. Tai va, negalime ir vėl ta pati baimė, ar ne, einame užtikrintai, užsibrėžtų tikslu, tenais kažkur neklaidžiame. Visada reikia įsiklausyti į savo intuiciją. Jei sunerimote, pajutote pavojų ir suvokėte, kad nekontroliuojate situacijose, išeikite iš tos vietos greitai. Tai ir va vėl, ar ne, kažkas man kužda, kad kažkas čia gali būti negerai, dėl kažko jaučiuosi pavojus ar ne, kažkoks nerimas, tai reikia iš tos situacijos greitai išeiti ir iš tos vietos. Apeikite blogai apšviestas vietas, venkite atokių vietų ir niekada netrumpinkite kelią, eidami blogai apšviestais skersgatviais, taip pat medžiais ar krūmus apželdintomis vietomis. Tai va, einam apšviestų kelių kiek įmanoma, jokių trumpinimų, nes nežinosi iš už kokio namo išlys ar ne žmogus, ar plėšikas ir gali atsitikti kažkas negerai. Niekada nesinaudokite pravažiuojančių automobilių, kurių vairuotojų nepažįstamite paslaugomis ir nesutikite ją jūsų pavėžėti. Tai va, sustojo kažkoks automobilis ir ne, aš einu keliu, sako, pavėšiu, tai čia sakai, netoli, aš čia taip ir taip, ar ne? Reikia išvengti ir nesutikti jokių būdų, ypatingai vaikučiai tą turi žinoti. Nepažįsta dėdės tetos ir negalima visiškai einat, kuo toliau, sakai, aš netoli gyvenu ir viskas. Jei automobilis mažina greitį, o keleiviai prašo parodyti jums kelią, su jais kalbėkitės nepavojingu atstumu. Neprieikite prie automobilio ištiestos rankos atstumu. Stenkitės įsidėmėti automobilio valstybinio numerio ženklo numerį, vairuotojo ar keleivio požymis. Tai va, sustoja kažkas ar ne, klausia, kur čia artimiausia parduotuvė ar kažkas ar ne, tai aš negaliu arčiau neištiesta mano ranka prieiti, nes jie gali mane patraukti ar ne ir vėl kažką tai padaryti. Jalas klausia, ką daryti, jeigu jau patekau į nusikaltėlio rankas? Ką daryti, kokie veiksmai, galbūt galit plačiau pakomentuoti. Šitą šiaip aš irgi turiu ten tolimesnėse skaidrėse. Jeigu Dovilų filialo žmogučiai palauks, pabus kantrus, tai aš visą tai papasakosiu, ką reikia daryti. Taip, dabar apie automobilį, ar ne, jeigu neprieiti arti, stebėti automobilio ženklo numerį ten ir visą kitą spalvą, tai stenkime tą fiksuoti, nes maža ką gali tikrai kažkas atsitikti. Jeigu užsidėjote šaliką, abu galus sukiškite po paltu,
kad jie nestyrotų už nugaros, užpuolikas gali jais pamėginti jūs uždusinti. Tai va dabar vėlgi šalta ar ne, aš suprantu, kad galbūt gražu ar visą kitą sumesti už galo ar ne tuos šaliko galus. Tai jos arba užkiškint po apačią, arba po švarku, kad užpuolikas gali iš nugaros jūs tiesiog prie savęs pritraukti, ar iš kišenės, iš kažkur ištraukti. Turbūt man taip pat yra viena iš didžiausių naujienų apie šaliką, tai tikrai turbūt reikėtų mamytėms sunerimti, nes dažniausiai vaikai tikrai visada makaluojasi tai šalikais iki kelių. Tai va, labai norėčiau pabrėžti filialuose, ypatingai, kas susirinkę, nebenešiokit šalikų taip surištų jokių būdų. Taip, atrodo elementarus dalykas, bet žinokit, jo pasinaudoti užpuolikas tikrai gali. Dabar eidami gatve nesiklausykite muzikos ausinukais. Taip pat žinokit, aš turiu brolį, kuriam yra 21 metai. Tai buvo taip, kad jisai negana to, kad jie užsidės kapišoną ant galvos, tai reiškia, ko jisai nebestebė aplinkos ar ne, iš šonus nemato, už nugaros irgi jau nekalba, aišku, jisai nežiūri, tai ir dar įsidėjęs ausinukus. Tai jisai eina, muzika groja ir jį tiesiog užpuolė. Ir užpuolė kaip iš galo dėjo ir ne čia į tą vietą, jisai parkrito, atėmė jo visus daiktus, ką jis turėjo, pinigėlius. Ir viskas. Kas tai padarė, niekas nematė. Jisai sąmonės neteko, buvo smegenų sutrenkimas. Ir, sakykime, surasti užpuoliką niekaip neįmanoma, nes tokio tamsioje vietoje ėjo ir niekas nematė ir viskas. Tiesiog negalima tokių dalykų, jokių ausinukų mes stebim, einam ir būnam budrus. Būdami gatvėje neslėpkite, paslėpkite, nedemonstruokite juvelyrinių papuošalų, kurie atrodo vertingi. Aišku, mes visi norim pasirodyti, kokie mes turim grandinėlę, laikrodį ar kažką, ar ne, bet tai yra masalas, kaip pasakysiu, taip, būtent užpuolikam, tai reikėtų jos kiek įmanoma pridengti. Per moteriškiam, aišku, ir vyrukų yra, kurie turi, tai yra rankinukai ir visokios rankinės. Rankoje nespauskite jo pernelyg stipriai prie savęs. Kodėl negalima spausti iš karto, ar neįtarimas yra užpuolikui, kodėl taip tvirtai laiko, tai galbūt kažką ten vertingo turi, ar ne? Nelaikykite rankinuko tą ranką, kurie arčiau važiuojamosios dalies. Tas pats tai yra ir šaligatvis. Jeigu einate, tai šitą pusę arčiau tada eiti kitos pusės ar ne, ar žolyno, kad, sakykime, jiems būtų mažiau sunkiau paimti. Rekomenduojama rankinuko rankeną permesti įstrižai per petį. Tai yra pati saugiausia vieta, bet iš patirties galiu pasakyti, buvo Gargžduose augusi moteris rašiusi pareiškimą apie tai, kad ją buvo Janonio gatvėje užpuolė. Užpuolikai, tai jinai turėjo per petį persimetusi rankinę. Aišku, jinai, kaip pasakyti, su juo kovojo, stengiasi išsaugoti savo daiktus, dėl ko labai nukentėjo. Ja, žodžiu, ir suspardė ir visa kita. Tai, sakykime, visada reikia atsižvelgti, tai ar aš turiu labai ten tų vertingų daiktų, sakykime, kurie man yra svarbesni už mano sveikatą ir gyvybę. Tai kitą kartą geriau būtų, kad atiduoti ar ne tą rankinę, tegul jie bėga, ko jie nori, tą pasiėmė, bet aš liksiu saugus ir sveikas, ar ne? Visada turėkite pinigų ar banko kortelę ne rankinuke vidinėje rūbų kišenėje, geriau ar ne džinsuose, baltinuko kišenėje ir panašiai. Aišku, jeigu jūs visiškai piniginiai neturėsit nei vieno cento, ar ten, sakykime, tai irgi užpuolikui yra tikimybė, kad gal jūs kažkur kitur laikote. Tai bent kelis ten būtų gerai įsidėti, įsigalos, kad jūs tiek ir te turite, jis juos pasims ir nubėgs, ar ne? Jei įtarėte, kad jūs seka, pereikite į kitą gatvės pusę arba atgal. Jei persekiotojas neatstoja, eikite ten, kur daugiau žmonių, tai yra parduotuvė, pagrindinė gatvė ir panašiai. Tai va, kaip ir klausėte, tai yra labai geras dalykas, tai yra viešuma, daug žmonių, parduotuvė, automatiškai užpuolikai jau, kaip ir pasakyti, nebepuls. Jeigu jūs persekiojo naktį, tai labai geras dalykas, tai rėkimas, piekti reikia, belskitės į duris ir šauktis pagalbos, ar ne, kas šalia yra. Stumtelkite namo duris ar stovinti automobilį, gal pradės veikti signalizacija. Triukšmaukite, kiek galite, kad atkreiptumėte dėmesį. Užpuolikai šitų dalykų bijo. Tai reiškia sąmyšius, reiškia žmonės iš kažkur gali pamatyti ir skubėti jums į pagalbą. Bet aš galiu patraukti, rekomenduoju nešaukit gelbėti. Tiksliai nieks nelės ir gelbės. Geriau šaukit gaisras, tada tiksliai pradės visi žiūrėti, ar nedega jų daiktai, jų turtas. Aš norėčiau irgi paantrinti Aleksandrų, iš tikrųjų man pačiai yra tekę girdėti tokią istoriją, kad mergina irgi šaukėsi pagalbos ir kol jinai neužšoko ant kapoto mašinos, nepradėjo daužyti ją ir kad signalizacija tol jai nieks nepadėjo. Tai iš tikrųjų dažniausiai būna taip, kad svetimas turtas yra, žinoma, rekomendacijų psichologinis vengti geriau šaukti, gelbėti, šaukti gaisras.
Tai jau visi žmonės, kas nemiega, bent pasižiūri pro langus, dar kažką. Dar kas gali variantas būti švilpuką turėti pradėti. Vėl toksai atkreipimo dėmesys. Naktį jums gali prireikti užsidegti žibintuvėlį, ar ne? Tai vat, dažnai būna prie raktų pakabuko ar ne žibintuvėlį, tai irgi labai geras dalykas. Saugokitės asmenų, kuriuos siūlosi jūs palydėti į namus. Jokių būdų, einu pats, žinau, kur gyvenu ir jokių čia pašalinių man nereikia. Idealus atvejis tai yra išvengti, temstant, vaikščioti gatvėmis vieniems, ar ne? Tai bent jau pasiimti kažką poroje būti. Dabar jūsų pasiūlymai dar kažkas turite klausimų? Gal norite ką nors paklausti? Jeigu pagilė, jeigu banditas turės ginklą, kaip tu saugėsi, jeigu tu... Jeigu kaip elgtis, jeigu banditas, sakykime, turi kažkokį ginklą, taip, peilį ar... Paprastas dalykas, kaip minėjo čia nais, įvertinkit savo turtą, kokį turit, ar jums labiau... Tavasme, jeigu jis jau, sakykime, artėja prie jo ir matot kažką turi, tai paprastas dalykas, yra geriausia gynybos būdas, tai yra bėgimas. Bet jeigu jis jau arti prie, sakykime, jau laiką ir demonstruoja, tai paprastas dalykas, geriau yra atiduoti, nes matot viską, ką, jeigu paprašo, jeigu tu prašo telefono, sakykime, jis gali patikrinti jį ir ras tada, gali tada panaudoti, sakykime, tą peilį nepanaudos, bet fizinis skausmą gali suduoti. Bet jeigu įvertinkit, tą galimybę, kai sakė, kad ar jūs tas telefonas yra brangesnis, ar jūsų sveikata ir gyvybė. Tai suprantu. Čia yra situacija tokia, jeigu su to susiduria, sakykime, tai jau gaunasi, čia jau ne kaip plėšikai, tokie jau, sakykime, seksualinis, tai paprastas dalykas yra, arba sukelti jam fizinį skausmą, kažką Aš kaip tik gal truputėlį dar Kretinganos bibliotekos irgi skaitytojų klausimą užduosiu. Galite parodyti, kokios tai galėtų būti kūno dalis? Gal yra kažkokios specifinės vietos? Kur skaudžiausia? Čia yra daug tų vietų, bet čia, sakykime, yra tam tikri nervų taškai, kurių reikia suspausti, bet čia reikia ilgai daug treniruotis, bet tokioje situacijoje paprastas dalykas yra, jeigu matot, jau, sakykime, vaikas, jis kadangi yra žemesnis negu tas vyras, sakykime, tai bet kokiu atveju vyrų, kaip sakom, pati skaudžiausia vieta, to yra tarpai. Jeigu yra galimybė pasinaudoti smūgiuoti tenais, bet kokiu atveju jam kažkoks savotiškas šokas bus ir jis atleis tą, sakykime. Bet ir tuo momentu reikia pasinaudoti tą momentą, kai jis atleidžia ir bėgti jo. Bet jeigu jau sustėsi, nepabėgi, čia nieko nepadarysi jo. Tada jau bandyti šokti. Išerzinti galima, jeigu nepabėgsi jau. Ne, matot, čia vėl, pagal jeigu ten, sakykime, kaip sakom, tas seksualinis jau toks jau gaunasi ne, sakykime, ten turtinis, tai jau stengtis jo, tada reikia kažkaip bandyti jau kažkaip. Nes gali jis būti, matot, ir peilis panaudodams, jis pradės šaukti, gali išprovokuoti, kad nutiltų, gali, sakykime, papjauti, sužeisti, gali jo, tai čia va toks irgi. O dabar jeigu galima klausimą, kaip apsisaugoti nuo keturkojų užpuolikų? Kantrybės bus nuo keturkojų, kaip elgtis sutikus agresyvų šuniuką. Tai va, dabar kaip elgtis susitikus su chuliganais. Prieš save pamačius chuliganų kompaniją, nedėlsiant pasukti į priešingą pusę ir vėl mes stengiamės jų išvengti. Dienos metu galite eiti į parduotuvę, pereiti į kitą kelio pusę. Jei jums švilpia reikia, nekreipkite dėmesio į tai, eikite toliau, laikykitės taip, tarsi nieko negirdėtumėte. Ar ne? Aš apsimetu, nieko negirdžiu. Nepasirodykite bijantis, jei neturite kito pasirinkimo ir jums būtina eiti per chuliganų grupelę, jokių būdų nesustokite. Tiesiai, užtikrintai ar ne, jeigu kažko klausia, tai aš atsakau nerūkau, atleiskite ar ne, atleiskite, mano laikrodis sugedęs.
kad jokio kontakto nedaug dievė nestraptelti, ar ne, einu greitai ir viskas. Jei jūs vis dėlto apsupo, išlikite ramus ir mėginkite juos užkalbėti. Kažkokį tai, ar ne, kažką kalbu, nežinau net pats ką, kas man šauna būtent tuo momentu į galvą. Jei situacija pakrypsta rimtesnė linkme, sušūkite praeiviui, kad jis paskambintų į policiją. Jeigu yra ar ne, jeigu nėra, imamės kitokių dalykų. Tai yra padaryti ką nors netikėtą. Jei su savimi turite pinigų, ypač smulkių, tai jas liečia, sakykime, vaikučius ar ne, paauglius, jie tikrai smulkių kišeniai turi. Ar didelį, sakykime, pirkinių kažkokį krepšį. Mesti reikia juos į viršų, atkreipti dėmesį, toks gaunas kaip sąmyšis ar ne, užpuolikas jisai nesitikė šito, jis žiūri, kas čia kaip, jūs tada pasinaudojate situaciją ir bėgate. Dar truputėlį norėčiau pertraukti, Rasas. Andrijavo bibliotekos skaitytojų klausia, ką daryti, jeigu tie užpuolikai arba chuliganų grupė yra prie tavo laiptinės. Tai dabar klausimas, ar jie yra laukia, ar jie yra viduje. Jeigu laukia stengtis, tarkim, apeiti ir palaukti, galbūt, sakykime, jie kažkaip, paeisi, tuo momentu nepulti. Jeigu jau jie yra viduje, tai ir jau tas pats, ar ne, jeigu man, kaip sakiau, būtinai reikia per jas pereiti, tai aš ir einu taip tiesiai, užtikrintai į savo namus, ar ne. Ir vėl naudojusi tą situaciją. Galbūt jie ir neužklius manęs, o galbūt ir užklius. Ir vėl viskas priklauso nuo situacijos. Tai vis dėlto dar patikslina Andrijavo biblioteka, vis dėlto yra užpuolikai viduje. Tai va, tai sakau, einame užtikrintai. Nieko negirdžiu, jeigu kažko klausim, nežinau, nemačiau ir tiesiog... Paprastas dalykas, paskambinti namiškiai, jeigu kažkas tai yra, kad ateitų pasitikti. Aišku, jeigu aš laiptinės duris atidarau ar ne, įeinu ir aš jų nemačiau, kad jie yra. Tai vėl pabėgti, aišku, galima, matant, kad ten kažkas yra išvengti ir skambinti ant mamai, tėčiui ir kažkam, kad išeikit pasitikti, nes kažkas yra, aš bijau. O galima eiti ir žiūrėti, mėginti. Jeigu chuliganų tikslas yra jūs apiplėšti, nedarykite jiems kliūčių, tai va ką ir kalbėjom, jūsų asmeninis saugumas yra svarbiau nei jūsų daiktai, ar ne, tos pačios asmens tapatybės kortelės ar visą kitą jos galima išsiimti ir manau, sužalojimai tikrai bus brangesni negu šitie dalykai. Jeigu jūs užpuolė ir sudavė, apsimeskite, kad jūs sužalojo. Tikrai, pavyzdžiui, gali būti, kad man netiek skauda, bet aš geriau apsimesiu, kad man labai skauda, tai galbūt tikimybė, kad jis toliau ten kažką darys, yra didesnė. Jei jūs užpuolė ir neturite kito pasirinkimo, pulkite grupės vadą. Tas atrodo iš tikrųjų baisiai, bet dažniausiai jis yra ar ne lyderis, tai tom reikia pasinaudoti. Dar yra kokių klausimų, pasiūlymų? Čia jeigu, dar prie to pačio, jeigu, kaip sakė, pulti vadą, tai paprasčiausiai, kaip visą laiką sakė, vaikai aišku ne iš suaugusių nepuls, bet jeigu yra galimybė, neutralizuoti tą pagrindinį, kuris užveda, nes jeigu, sakykime, nes jis laiką tie draugai jo, sakykime, jeigu jų daug į laiką visai lyderių, jis ten kečiausias yra, ten visur užstoja, jeigu jisai praeina, tai aiškiai ir mes galim. Tai jeigu, sakykime, mes neutralizuojam tą žmogų, automatiškai kiti įsigąsta. Tada jau galim tokie, kaip sakėm, agresyviai pradėti patys elgtis, jau, sakykime, ko norit sekantis, toks, ir to pasinojus sąmyšių, stengti pabėgti. O jeigu jau atsitinka tokia situacija, bandyti skambinti telefonu 112. Ta prasme, surinkus ir neišjungus ragelį ir to konflikto metu kažkas tai, kad girdėtų. Dar norėčiau paklausti, jeigu būtų tokia situacija, kad iš tikrųjų paskambina ir girdisi triukšmas, šurmulys ten kažkas, ar policija reaguoja, ar atvažiuoja, jeigu nėra nei adresos, nei nieko ir dar mes žinom neseniai tą situaciją, kas nutiko labai skaudi, turbūt visiems buvo. Ar jau dabar galėtumėm pasitikėti, ar tai yra vienas iš prevencijos galimybių? Sakyčiau, policija visą laiką, jeigu yra galimybė, sakykime, ta prasme, yra ekipažų, yra žmonių, kas dirba, jie bet kada gali atvažiuoti ir padės, tai situacija vėl, jeigu mes neturim tos informacijos tiksliai, kur atvažiuoti, būna klaidingai. Tai mes, sakykime, nuvažiuojame į kitą pusę, o įvykis vėl kitoje pusėje, kol vėl grįžtam, tas užtrunka, aišku. Aišku, gal negerai taip sakyti, pas mums šiuo metu, sakyčiau, technika nėra tokia jau taip, kad tiksliai būtų galima pasakyti, kad žino, kaip atrodo Amerikoje, ten 9-11, ten viską žino. Mes, sakom, tobulėjom, einam link to, o kada daisim, baisu pasakyti, bet tikiuosi daisim. Kad nebus, tarsi, vėl tokių pasikartos tokių įvykių, buvo ten Panevėžyje, pas mums buvo, matysim, laikas parodys.
prie mokyklos kažkas tai nori užpulti, kad ir tie patys mokyklos draugai. Aš prašau dar tiesiog garsiai pasakysiu, nes negirdė. Kaip elgtis, jeigu mokyklos draugai arba šalia mokyklos užpuola? Kokie turėtų būti veiksmai? Papras dalyks. Vienas dalyks yra netylėti. Jeigu ten prie mokyklos, kiek žinau, mokyklose dažniausiai būna sargai. Tai atsitraukti, sakykime, grįžti į mokyklą, nueiti prie sargo, tada bandyti pasiskambinti tėvams, paaiškinti situaciją, ar kažkokie tėvai ar draugų paskambis, kad ar gali ateiti paimti dar kažką, jeigu tokia situacija papuola. Jeigu, sakykime, susiduriam, ten tėvai negali, kažkas problemos yra, gali visą laiką mokinys turi savo auklėtojos telefoną, gali auklėtojai pasiskambinti. Aš nemanau, kad auklėtoja ten pasakys nesąmonės, aš vis tiek turėsiu, kaip sakom, vis tiek jos auklėtinis yra, tai turi rūpintis kažkiek. Tai stengtis, stengtis išvengti, tai reiškia, arba jeigu iš mokyklos išeini, grįžti į mokyklą, bandyti su tėvais susiekti, arba su auklėtoju, pasakyti sargui, kad yra tokia situacija, jis gali išeiti sargas kažką, tai išvaikyti tos, tai pasinaudojęs tą progą, kuo greičiau namo traukti. Ir dar yra toks klausimėlis, sakykit, ar čia Rasa ar Aleksandrai, kokie yra legalios priemonės šiuo metu savigynai? Kas yra legalu, kas nebūtų nubausta už kažkokias priemonės nešiojamos saviginai. Apie priemonės, man atrodo, vėliau pašnekėsim. Jo, jeigu palaukit, aš pasakysim, papasakosim, tai irgi truputėlį kantrybės, viską esam pasiruošę, viską paliesim visas temas, bet labai smagu, kad domitės, klauskit ir toliau, ko nesam pasiruošę, tikrai atsakysim. Dabar buvo klausimas apie susidūrimą su šuniukais ar neagresyviais, ką reikia daryti ir kaip elgtis, nes tikrai, manau, visi to bijome ir nežinome, ką daryti ne tik vaikai, bet ir suaugę. Tai jeigu prie jūsų artėja agresyvus šuo, tai sustokite ir nejudėkite. Kalbėkite su juo ramiai bei tvirtai, duokite tikslės komandas. Fui, negalima sėdėti, gulėti vietoje. Tai ir pats, sakykime, nedresiruotas kažkoks tai šuo, fui, arba ramiai, gulėti, jisai kažkaip, tikrai reaguos į šitą reikalą. Dabar nedarykite niekada staigių judesių šuns link. Ir nemėginkite paliesti, kol jis kaip reikiant jūs neapuostys. Truputį palaukite, ištieskite jam ranką delnų į viršų. Tai yra, ar ne, prieina prie mūsų, tai aš sustingstu, ramiai stoviu, jisai mane apuostys, ar ne, ir tik tada matau, ką jisai daro, ištiesiu ranką į viršų. Ir matau, ką jisai darys. Grasinimas akmeniu ar lazda dažnai sustabdo puolamuosius šuns judesius. Galimas toksai būdas, bet yra būdų ir tokių, kad, sakykime, ar ne, su pagaliu ar su kažkuom šuo gali sureaguoti ir visiškai priešingai. Tai jeigu, sakykime, šeimininkas jį muša, taip, sakykime, yra tokių, ar ten kažkur pavaro ar ne, su pagaliu ar su kažkuom, tai šuo gali netgi jūsų elementarių mostų sureaguoti tai, kad jūs norite jam trenkti ir jis gali vėl puolamąjį judesį daryti. Jei šuo pasiruošęs pulti, turėdami laiko apvyniokite ranką kuo nors iš drabužių. Laikraščių ar panašiai, ištieskite ranką į priekį, kandimo metu nemėginkite ištraukti rankos, o priešingai, kiškite ją giliau į šuns nasrus, tai susilpnins įkandimą, o žaizda nebus plėštinė. Tai yra, aš turiu kažkokį šaliką, kepurę, nesvarbu ką, aš apsivinioju apie ranką, ištiesiu į priekį šuo puola, ar ne, aš netraukiu rankos lauk, bet kišu, sakykime, į burną kuo giliau, jam, sakykime, bus blogai. Jis prasižios, aš ištraukiu ranką, nes kai šuo sukas, plėštinė žaizda tikrai gys ilgiau ir vėl žinot, ar reikia tirti, ar jis nebuvo agresyvus, ar kažką, nesirgo pasiutlygę, tada jau visos ir žaizdos gyja ilgiau ir visa kita. Matau, kolega papildyti nori. Nekiškit rankos, ta prasme, ne taip ranką kiškit, o kiškit taip ranką. Nes patys esam vaikai, būdami esame išbandę ant tų šunų, kuo gilin kiši, tuo jiems skaudžiau darosi ir to jisai negali sukasti, bet yra toj situacijai, tada jau nebepaleiskit to šuns, tada jau geriau laikykit prisispaudę prie savęs ir kiškit tą ranką vaikę, nes jeigu jis ištrūksta, sakykime, vis tiek jis gali arba pabėgti, arba pakartoti vėl puolimą. Tai vienas į pasisekė, tai nereiškia, kad antras į pasiseks ranką kišti. Tai geriausia jau arba paleisti ir tada bandyti tam šuniui suduoti į galvą, nes tada jam skausmas sukeliamis irgi bijo. Tai vėl, sakom, čia priklauso nuo koks šuo yra. Jeigu tie koviniai yra, jie matot jau vėl. Jeigu jis buvo kaip kovinis, tai pripratę prie tos mūsų.
pamato išbėgusi iš kiemo kokį vilkšunį, didesnį šunį, kuris artinas prie tavęs ar tavo dviračio. Kad neapverstų ir vaikas nesusižalotų. Ką vaikas? Toks dalykas, sustokit. Atsiprašau, dar truputėlį trumpai klausimą pasakysiu, ką daryti, kada yra važiuojama su dviračiu ir šuo užpuola. Ne, tavas liuoja. Bėga link vaiko, taip, jeigu su dviračiu važiuojam. Ai, tie mažiukai patys bjauriausi yra šunys ir jie dažniausiai daug loja, tai triukšmo kelia ir gali kasti. Jeigu matot, kad šuo bėga, prašiausia nulipti nuo dviračio, sustoti ir nejudėti. Šiaip, kiek esu domėjęs tom šunims, šunys dažniausiai jaučia žmogaus baimę. Jeigu pajunta tą žmogaus baimę, jis tada supranta, kad yra tvirtesnis už tą žmogų, jis tada stengiasi išnaudoti tą baimę ir puola. Bet jeigu taip nusistot, nieko nedaryti, jis ateina, postoja, apsižiūri, jeigu jis tik, kad pro šalį jie sužinot, kas tas yra, jis nubėgs ir jam nebeįdomus bus, tai gali toliau važiuoti. Bet jeigu yra ten, sakykime, savo rajone gyveni, tai papras dalyks, nueini grįžti pas tėvus, pasakai, iš tokio namą išbėgo vilkšunis, jis sukėlė man, sakykime, diskomfortą, aš turėjau sustoti, pasijutų baimę, tėvai arba eina šnekėti su kaimynais, arba kreipiasi tam tikras instancijas, kad tos kaimynus sudrausmintų dėl šunų palaidimo, nepriežiūrą. Jam paprastas dalykas sustoti. Reikia stengtis, ne. Tai jeigu jis važiuoja, tai sustoja ir tegu stovi. Ateis, pavostas, matys, kad jis nekreipia dėmesį ir nubėgs. Stengtis ne su juo nežaisti. Nes tada, kai pradeda žaisti, tada arba įsijaučia žaidimą, arba tada pajunta kažkokią baimę, kad agresija gali būti, suprast, gali pulti. Tai geriau atsistot. Aišku, tie, kai mažiukai, tie puola, tai pagazdinti galim. Jie tokie baisus, tik daug triukšmauja. Jeigu šuo jūs persekioja, nusivilkite ir numeskite paltą, megztinį, marškinėlius, rankinę arbatą. Visai tikėtina, kad šuo sustos apuostyti to daikto. Per tą laiką pasislėpkite. Tai va, matot, kad seka kažkokį daiktą savo numetu. Ne, kažką jisai, kas šuns yra pagrindinis dalykas, tai yra uoslė. Tai aišku, jeigu jis pamatys, kad nukrito, jisai sustos, tiesiog tikimybė tokia yra, kada puostis, jūs tada turėsite laiką pasprukti. Jei puola didelis šuo ir jūs suvokėte, kad negalėsite nei pabėgti, nei apsiginti nuo jo, apsimeskite mirusiais. Šuo pamanys, kad jūs daugiau nepavojingi ir liausis puolės. Tai va, sustingstame, pabūname, jis apeis, apuostis ir kai jau jisai pasitrauks, tada ar negalim judėti. Dabar kaip padėti policijai? Jeigu tapote nusikaltimo auka arba nusikaltimo liudytojais, ar pastebėjote, kad kas nors elgiasi įtartinai, tai policija iš jūsų gali paklausti, ar ne, tiesiog kažkokios informacijos. Jeigu tai yra žmogus, ar ne, ar jūs anksčiau matėte tą žmogų, kiek jam duotumėte metų ir vėl amžius, koks yra ūgis, kūno sudėjimas, kokios spalvos akys, ką jis buvo apsivilkęs, kažkokie išskirtiniai, sakykime, aprangos ar ne akcentai. Ar jis turėjo kokį nors ypatingų žymių, randų, tatuiruočių, arba užsidėjęs kokį nors juvelyrinių papuošalų, kaip jis kalbėjo su akcentu, ar tai sakykime, ar ne. Ar jis važiavo automobiliu, kokiu, gal pamenate valstybinius numerius, spalvą, gal dviračių važiavo, gal motoroleriu ar kažkuom. Kur nuėjo ar nuvažiavo tas žmogus, tai yra kryptis. Rasa, sakykit, jūs čia išvardino tos klausimus. Ar nusikaltimo metu policininkai šitos klausimus sudarinėja fotorobotai? Labai įdomu. Šiaip yra sudaromas, taip, tai yra, sakykime, jūs pasakot, koks tai yra ūgis, išskirtiniai bruožai ar neveidas apvalus, pailgas ar kažką. Taip, iš šito gali būti, kad sudarys, tai yra panaudota. Tai yra iš tikrųjų labai svarbi informacija. Aišku, dažnai mes to nepamatom ir ne, netgi streso būsenai kažko neužfiksuom, ar tai mašina, kokia mašina, tamsi kokia, o gal ir šviesi buvo, jau pasimetam ir nebežinom. Tai šito reikėtų iš tikrųjų kiek įmanoma fiksuoti galvoje, nes jeigu bus tikrai problema, kad žinotumėm ir galėtumėm kažką tai pasakyti, o policija galėtų padėti jums. Jeigu vaikas skambina 112 ar 02, ką vaikui reikia pasakyti, kad policininkai sureaguotų, o netraktuotų tai kaip melagingą skambutį? Dar kartelį transliacijos dalyviams pasakysiu klausimą. Kaip reikia elgtis vaikui skambinant ir 112?
kaip reikėtų kažkokią į policiją ar greitąją, kad tai nebūtų tiesiog kaip už pokštą pagalvojama, kažkokius gal irgi galit patarimus duoti. Aleksandras, kad šiaip iš tikrųjų vaikas, jeigu skambins ar ne, tai jau bus stresiniai būsenoje, tai aš manau tikrai sureaguos, o pasakyti, tai jo paklausti tiesiog patys, jeigu kažkos. Taip? Greitoji tiksliau nesureagavo. Nesureagavo, nes vaikas paskambino, kad draugas susižeidė ir greitoji nesureagavo tol, kol tai nepaskambino vienas iš tėvų po to. Tai todėl ir klausimas yra, ką reikia sakyti, ką vaikam reikia akcentuoti, kad policija sureaguotų. Ne policija, turėjome tą sureaguotų tam specialiusios tarnybos, arba gaisrinė, arba policija, arba greitoji. Kaip aš pasakysiu, buvus dalyks. Pas mums ta sistema yra nauja, sakykime, 112 yra, kur nors visam pasauliu praktiškai jos jau daug metų galioja ir veikia. Ir jie jau turi atidirbę tam tikrą sistemą, kuri padeda, sakykime, darbuotojams, uždavinėdam tam tikrus klausimus iš to žmogaus, kuris skambina, susirinkti tam tikrą informaciją. Ir kaip rodo pavyzdžiai, sakykime, čia ne Lietuvoje, užsienį, jie automatiškai jau perduoda tam tikrom tarnybom tuos duomenis ir jie informaciją ten gauna kompiuterį, rašytinai, kol tas žmogus renka pilnesnį informaciją operatorius. Tada jau greitoji praktiškai vyksta į tą vietą ir galėdami, sakykime, kažkokia yra vieta, jie duoti informaciją tam operatoriui, kad pasakytų, darytų tą, padarytų tą, kad sakykime, jeigu sužeistas, kad padėtų tam sužeistam kažkiek tai. Lietuvos atveju, mes dar ta sistema nėra labai ištobulinta, mums dar labai toli. Tai aišku. Šitame, pavyzdžiui, kažkur tai kitose valstybėse yra praktikuojama tokia praktika, kad tėveliai turi padaryti namų darbus, turintis mažus vaikus. Tiek mokykloje, duodamos suvestinės ar lapai, ką turi, pavyzdžiui, vesti žinutės, kad esant policija, tokia žinutė, ypač kai vaikai sunkiai kalba ir tinga kalba, ar apyrankės, ar telefono numeriai. Ar yra tokia praktika praktikuojama Lietuvoje, pavyzdžiui, mokyklos, kad padarykite galim namų darbus, suveskite vaikų telefonus, greituosius numerius, suveskite žinutės, kad vaikai esant bėdai, ar ant šaldytuvų užklijuokit, kad vaikai esant bėdai. Šiaip tai telefonai yra ten, kai perkit telefoną, jeigu jūs pasiėmate telefoną, žiūrite, ten iš karto yra pagalbos telefonai suvesti, yra automatiškai, patys operatoriai. Yra, ten toks dalyks galima ten padaryti, bet aišku, ten tėvai turėtų patys padaryti tą, kad yra tas trumpas, yra trumpas žinutės ten yra, kurios būna, jeigu pastebėt, skambina jūs, pavyzdžiui, jums skambina, jūs negalite atsiliepti, išjungiat garsą, bet atsakat žinutę. Tai reikia tas pats panašiai greitos žinutės, kurios įvedus tą numerį galim greitai siūsti. Dirbti su klasės vadovais ir su visais, kad būtų ta praktika, žiūrint į vaiko specifiką, su specifiniais poreikiais vaikai kada yra. Kad būtų pranešama tėvams, ką jie turi padaryti, tas rizikos faktorius, kad vaikams lengviau būtų pasiekti tą informaciją ir greičiau tą padaryti. Aplinkinių telefonų, močiučių, tėvelių, ten žinutės, pranešimai. Kaip pasakyti, tokia profilaktinė veikla, kurią vykdoma. Šiaip tai tėvai turėtų labiau domėtis, nes kaip rodo tendencija, jau nežinau kiek metų stebiu, kad tėvai labai mažai domisi vaikais. Nežinau, nesakau, kad čia visi, bet didžiąją dalis domisi, nes domisi savo vaikais, ką jie veikia, ką daro, kaip daro, paskui kažkas atsitinka, pradeda apylinkės inspektorių lankytis, pradeda nepilnamečių inspektorių, pradeda, tada žiūrėti, mūsų vaikas geras, jis negalėtų, bet kai pradeda aiškėti, kad jis oho. Tai, sakyčiau, pradžioje tėvai pradėtų gal tos vaikus patys kažkiek tai kontroliuoti, tada gal ir būtų lengviau kažką tai jiems įdėkti, nes jie pasileidžia, jie daugiau žiūri draugus, kaip draugai elgiasi, ir tada jie galvoja mes kiti, jeigu ten sakykim, ir to jie nueina, realiai susidurtų. Aš tik apie pagalbą. O pagalba yra, tėvai patys irgi gali. Ką reikia įvesti, kad tai būtų patogu, kaip pasakyti,
Nereikėtų ilgai galvoti ir po visus internetus ieškoti, kur kokie paprasti numeriai. Šiaip ne, telefonų numeriai pagalbos yra jau pačiuose telefonuose, jau patys operatoriai, kaip nusipergėte, pasižiūrėkit, yra meniu, pagalbos telefonai yra ten ir iš karto įves. Aš Aleksandrai truputėlį stabdysiu, nes mūsų filialai negirdi tiesiog jūsų komentaro, tai tiesiog pratęskim gerai toliau. Dabar patarimai savigynai. Jeigu jūs užpuolė, jūs turite teisę gintis. Atminkite, galite pasinaudoti tuo arsenalu, kokį teikia jums pati gamta ir kitomis buitinėmis reikmėmis. Tai yra visokie akmenys ar ne, ką aš matau ant žemės pamestą ar kažką, o buitinės reikmės tai visokie, sakykime, raktų ryšuliai, ką tik tai turiu po ranka ar ne, viskas stengiuosi išnaudoti, kad tik tais apsisaugočiau. O fizinė jėga tai yra paskutinė galimybė. Suduokite priešininkui, kai galima stipriau ir bėkite. Jūsų uždavinys nepasiųsti jo į nokautą, o išvesti iš rikiuotės kažkuriam tai laikui lygiai tiek, kad užtektų laiko išsigelbėti. Kaip tik tai ir yra savigynos esmė, ar ne? Mums nereikia jo sužaloti tiek, kad, sakykime, po to gali būti ir patiems problema. Tai mums reikia tik tiek, kad mes spėtumėm pabėgti. Svarbiausias savigynos dalykas tai yra moralinis pasirengimas. Susirėmimo metu valios jėga svarbiau už fizinę jėgą, ūgio ir svorio. Jei susirėmimas neišvengiamas, tai padedama gamtinių ar parankinių priemonių, jūs galėsite nuo bet ko apsisaugoti, ar ne? Reikia tik tikėti savo jėgomis, ar ne? Nepasiduodam ir nebejoju jokių momentų. Moters plaukų lakas, ar ne? Dezodorantas ar bet koks kitas aerozolinis turimas, ar ne? Daiktas galima užpurkšti priešininkui ant veido, kad jis kažkuriam tai laikui apaktų. Tai irgi labai puikus būdas išnaudoti kvepalus ar kažką, sakykime, turi kiekviena moteris, ar ne? Tai papurškus, aišku, jisai puls žiūrėti savo akis, o jūs turėsit galimybę pabėgti. Taip pat galima jam akis sviesti žemių, smėlio, žvyro, pipiro ar pudros. Tai irgi viską turime išnaudoti. Meskite puolantį į sunkų akmenį, plytą ar plytos nuolaužą, kadangi jums reikia tik neutralizuoti, o ne užmušti priešininką. Geriausia taikykite į apatinę liemens dalį, į kojas, ypač į blauzdas. Į veidą puolančiajam taip pat galima mesti saują monetų, suduoti priešininkui raktų ryšulių. Skėtį galima irgi panaudoti kaip lazdą ar durtuvą, smogus puolančiajam į kirkšnį, pilvą, saulės rezginį, žinot, ar ne, ar koją. Storą laikraštį suvyniojus į ruloną, juo taip pat galima šerti priešininkui į veidą, ar ne, tai irgi bus smūgis tikrai nemažas, pilvą ar saulės rezginį. Keistu, bet efektyviu ginklu gali tapti paprastas tušinukas. Juos stipriai smeigtelint priešininkui, ar ne, galime jį taip pat panaudoti. Nusikaltėlis daugeliu atveju bijo pritraukti dėmesį, todėl garsus riksmas ar spiegimas gali jį nubaidyti. Garsiai surikus suspiedus puolančiajam tiesiai į ausį, ar ne, prieinam arti ir spiegiam, jeigu. Ir tada jisai kažkuriam tai laiko apstulps, ar ne, užsidengs ir vėl jūs turėsite puikią progą pabėgti. Taip pat, va, kaip sakėte, kasti galima užpuolikui, ar ne, subraižyti nagais ar bakstelti kaktą. Nu, čia jau, sakykime, sudėtingesnis reikalas, bet esant būtinybei galima taip pat panaudoti. Dar pasakys, dėl ko yra geriausias yra tas įkasti arba ten, sakykime, subraižyti, nes automatiškai ant to, jeigu, sakykime, oda buvo, panagėse dažniausiai lieka DNR. Tai jeigu jis bus kažkur tai jau kliūvęs, turint DNR, kaip dabar pas mums yra praktiškai nuiminėję visi, tai tikimybę galime ir atsekti. Ir jiems dalyk skausmus sukelsit, jis gal praeisim noras gal eiti, gal netyčia pataikysit kokią arteriją, tai žinot, apie save galvos, ne apie kažkokį tušinuką dar. Dabar jeigu avite batelius ant kulniukų, visus svorų užlipkite priešininkui ant kojos taip, kad visas jūsų svoris kažkurio momentu būtų perkeltas ant pėdos. Tai nebūtinai moterim, gali būti ir vyram, ar nebūna su kulniukais, tai irgi tas pats. Pakalbėkite su puolančiuoju, pabandykite jį įtikinti. Kad gal nereikia, aš jums atiduodu, pasimkit ir jūs palikit mane, ar ne, man gyvybė yra svarbiau. Galbūt jums pavyks jį sustabdyti, žodžiais galima užkirsti kelią potencialiai prievartai, pats galingiausias ginklas, ar ne, būtent, gali būti ir taip. Idealiu atveju jūs neturite nieko skriausti, ar ne, tačiau jei jūsų užpuolikas mėgina sužaloti ar prievartauti, jūs turite teisę gintis. Savigyna tai nėra nusikaltimas. Bus tiek. Dabar, kas liečia apie legalias parankinės savigynos priemonės, tai yra
pagrindinės dujų balionėliai, ar ne, elektros šokai bei dujiniai pistoletai. Dabar apie dujinius balionėlius. Kad norintės apsiginti nuo užpuoliko, dažniausiai rekomenduojama dujų balionėlius, nes šios savigynos priemonės panaudojimas yra pats paprasčiausias, ar ne, tai galima, sakykime, rankinėje turėti ir užpuolikui reikia purkšti tiesiai į veidą. Taip, paklaustas, taip. Ar didelio vėjo atveju apsaugos priemonė nebūtų kenksminga užpultam žmogui, yra taip, ar ne, kad papurkšiu gal vėjas, sakykime, užpulš ir man. Tai bet Aleksandras turi vertinti vėją, ta prasme, iš kurios pusės, nes panaudojus dujų balionėlį gali pats gauti viską. Tai va šitą reikia įvertinti. Šiaip tai pasiūlymas, jeigu dujų balionėlį turi, tai geriau nešiokitės striukės arba palto kišenėje. Nes jeigu nešiojatės rankiniai, žinant, kokias moteris rankinės turi ir potmenį yra, tai gali būti, kad užtrukti klausirežį. Tai geriau, kad būtų po ranką, sakykime, čia aišku, jokio forma, po ranką būtų daiktas, tai geriau tada jau kišenė kažką turėti. Taip pat rekomenduojama, kad toks dalykas yra raktai. Jeigu, aišku, nėra ten didelis rulons tų raktų, bet keli raktai yra, kaip pas mums, žinoma, yra dabar tos šarvinės spinos ir raktai tie dideli, tos raktus galite irgi nešioti kišenėje. Nes realiai paėmus tą raktą, dabar neparodyčiau, jis gaunas toksai kaip įsikišęs daiktas, kuris sudavęs tam tikras kūno vietą, sakykime, tam, kad ir į veidą, į ranką, jis automatiškai pajunta skausmą ir paleidžia. Jeigu dar išeina galimybė į delną šitą vietą pataikyti, tai iš viso labai skausminga yra. Tai jau, kaip sakom, šoką jis gauna kaip reikiant dozę. Turi tą laiką ir galimybę pabėgti. Dabar, kas liečia elektrošoką, tai yra labai populiarus ginklas šiuo metu, tačiau jis ne visi yra legalūs, ar ne, savigynai. Šios priemonės panaudojimas yra jisai sudėtingesnis ir pats ginklas yra masyvesnis už dujų balionėlį. Užpuolimo atveju įtaisas taip pat gali būti panaudotas prieš jūs, ar ne, sakykime, jeigu jūs netinkamai naudositės. Elektrošoko įtaisai savigynai yra priskiriami nešaunamųjų ginklų kategorijai, kurios be leidimų gali įsigyti ir turėti juridiniai asmenys bei fiziniai asmenys nuo 18 metų. Svarbu žinoti, jog elektrošoko įtaisai su iššaunamosiomis adatomis, lankščiais laidais sujungtomis su aukštosios įtampos elektros energijos šaltiniu yra draudžiami. Tai jie negali būti tie, kur iššaunami, ar ne? Kaip policija naudoja, tai dėl to nepistoletą. Taip, tai jūs tokį panaudoja, galite būti nubausti. Ne, tokio net turėti negalite. Dar kažką Aleksandras nepasakys. Dabar apie dujinį pistoletą. Dar čia tėvelis, gal sakyčiau, yra dabar madoj, buvo labai didelė tendencija pirka visi prožektorius su elektrošokais. Yra toks kaip ir prožektorius gaunas, ir kartu elektrošokas. Šiaip tai vaikams yra iki 18 yra bet kokia atveju draudžiama. Tai vaikai, jeigu sakant, pamatot, kad vaikas turi, tai geriau atimkite iš jo, nes jeigu, sakykime, ras pas jį policijos pareigūnai, tai tėvai bus patraukti atsakomybę, kad neprižiūri. Ir pilnametis. O ta pilnametystė? 18. Ne, yra tas, kaip pasakyti, vaikams, kas liečia vaikus, tai stengtis, kaip ir buvo, kad tai stengtis mažiau tų, sakykime, tokių vietų rinktis, kad būtų, kur mažiau žmonių judėjimas. Ir aišku, jeigu nėra kito varianto, tai arba bandyti skambinti tėvams, kad tai pasitiktų, jeigu ne, tai kažkokiems kaimynams, ten kaip tėvai susitaria, sakykime, su kaimynais. Žiūri nuo kokio rajono, kokią vietą. Kartais būna, praeini, tu gali visą gyvenimą tą gatvę vaikščioti ir nieko neatsitikti. O ten kitoj gatvėje ten nusikaltimo vyksta. Čia vėl. Aišku, gerai, jeigu yra ta gatvė apšviesta. Čia dabar, nežinau, buvom kalbėję apie tas saugias kaiminystės, kaip pavyzdžiui, dabar Kauno rajone kažkur tam, matau, gali buvo ten grinai žmonės nuo savų namų kvartalę, jie grinai įsikūrė savo kaiminystę, sakykim, saugę. Ten savo pinigais susimetė, nusipirka kameras, gatvėje sustatė, kad būtų apšvietimas susitvarkė patys be savivaldybės pagalbos kažkaip. Vienu žodžiu, kažkokią programą jie ten viskas susitvarkė taip, kad jų gatvė, jų rajonas būtų saugus. Patys žmonės.
ne policija, ten gal kažkiek dasidėjo, bet esmė pagrindas visi žmonės patys, nes jie norėjo jausti saugiai savo toj gatvėje. Tai čia vėl, žmonių pačių priklauso. Gerai, grįžkim prie legalių savigynos priemonių. Dar viena tai yra dujinis pistoletas. Jam įsigyti yra būtinas policijos leidimas, apie asmens sveikatos būklę net taip pat reikalinga yra. Žmogus neturi turėti psichinių sveikatos sutrikimų, taip pat tikrinama, ar žmogus nepriklauso jokioms nusikalstamoms grupuotėms. Dujinį ginklą gali įsigyti asmenys nuo 21 metų. Norintiems įsigyti šią savigynos priemonę, čia ateina per ginklų įsigijimo parduotuvę, ten jums jau patars, ką reikia daryti, kaip naudotis. Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 34 straipsnis reglamentuoja, kad apie kiekvieną ginklo panaudojimo atvejį, kai žuvo žmogus ar padaryta materialinė žala, padaryti kūno sužalojimui asmeniui, ginklo savininkas ar naudotojas nedelsdamas turi pranešti teritoriniai policijos įstaigai ar prokuratūrai. Taip pat paminėta, jog panaudojus legalią savigynos priemonę, legalią, ar ne? Tai yra dujų balionėlį leistina apyvartoje ar elektros šoką, nėra būtina apie tai pranešti policijai, nes tokie ginklai asmenims nesukelia rimtų sveikatos pažeidimų. Bet jeigu nukentėjo žmogus ar ne kažkokie sužalojimai, tada turime būtinai pranešti policijai apie šitą įvykį. Kažką papildysi, Aleksandrai? Tu nelegalės papasakosi priemonės. Kaip sakom, nelegalės, ką leidžia įstatymą. Ko neleidžia įstatymą. Ko neleidžia įstatymą, tai reiškia, negalim turėti. Bet galim bendrai pasakyti apie kastetus, teleskopinius metalinius strypus, beisbolo lazdas, kad jų nešiotis ir naudoti griežtai negalima. Tai reglamentuoja ir vėl ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymas. Šių priemonių panaudojimas gali sukelti neatitaisomą žalą kito asmens sveikatai ir net gyvybei, ir ne. Todėl tokia savigynos priemonė nėra leistina. Tai tas yra labai svarbu. Bent yra sportininkas, bet tai turi įrodyti, kad sportuoja, ten beisbolą žaidžia, ten rytų kovos menai susiminėja, mančiakas naudoja, ten dar kažką, bet tai turi įrodyti, ne tai sakyti, aš važiuoju sportuoti. Tiek? Savigynos Gargžduose. Gargžduose... Dar truputėlį garsiai pasakysiu, ar yra Gargžduose kokie nors savigynos būreliai arba kažkur galimybė mokyti savigynos? Vaikams yra dabar, čia biškai buvau pats domėjausi kažkiek tai, yra vaikams, yra Minijos vidurinėje mokykloje, tik dabar bijau sumeluoti po pamokų greičiausia, ten yra mažoji salytė, yra pačioj, ten sargo paklausti, ten jie renkasi, jeigu neklystų, dziudo ir imtynių. Tai va ten moka vaikus grindai. Nuo kokio amžiaus? Vaikus, tai ten... Nuo pirmokom, jo. Ten jie eina, ten nežinau, iki kokios klasės. Aišku, čia kaip pasakyti, aišku, Klaipėdą galim, Klaipėda didesnis pasirinkimas yra. Gargžduose biškai mažesnis, sakykime. Viskas priklauso nuo vaiko noro, nuo tėvų, kiek tėvai gali tam vaikui skirti, nes, pavyzdžiui, Klaipėdą važiuoti automatiškai reikia vaiką vežti, jeigu norit, kad saugiai nuvažiuotų į tašką ir grįžtų, o jeigu ne, tai su autobusu vėl ten. Ne. Bet aš manau, kad labai gerai būtų tema, galimybė. Čia ne. Čia turbūt vėl mes grįžtam prie tėvų atsakomybės ir turbūt... Ne, nėra. Kiek aš žinau, mokyklai, kiek mokiaus, nuo karto nebuvo. Čia priklauso kokią mokyklą, jeigu baseinas yra, tai jeigu yra... Jie turi galimybę, sakykime, pas mumi, jeigu kad nors... Aš turbūt atsakysiu, kad turėtų būti nuo šių metų privalomai planuojama į programą dėl plaukimo, nes labai daug skęsta vaikų ir tiesiog turėtų... Turėsim baseiną, jeigu ką nors padarys ir tada jau prasidės. Matot, viskas priklauso nuo kiek pati mokykla nori. Tai jeigu, sakykime, susidomėjimas yra kažkoks, tai
galim visą laiką kažką Mes galim organizuoti. tiesiog jūs pradžiuginti, jeigu norėsit, tikrai mes dar kartosim šitą, nes tikrai yra susidomėjimas ir turbūt dar skaitykit spaudoje, mes tikrai dar kažkada planuosim, gal tiesiog jau fiziškai parodysim, kaip galima, jeigu bus galimybė, ne tik teorinės daugiau O pusės. mokykloje, sakau, jeigu yra mokykloje, tai suprantat, jau tada turėtų, sakykime, pačios mokyklos ten, ar fizinio mokytojai, ar direktoriai derinti su policijų komisariato vadovais, kad ar jie yra suinteresuoti, nori, pavyzdžiui, tam tikrų klasių parodyti kažkokią vieną per fizinę pamoką, kažkokią savaitę vieną kartą, kažkokios savyginos, dar kažkokius veiksmus pamokyti vaikus. Čia viskas priklauso nuo kaip susitarė vadovai. Dar turim iš Kretingos klausimą. Kretingalės jaunimas klausia, ar yra legalios savyginos priemonės paaugliams iki 18 metų? Kaip savyginas, savygina visiems legaliai, gali ir Čia numaženti. turbūt kalbam apie priemonės, tai turbūt jie klausia, kas be visų išvardintų rasos dar galima naudoti, kas nebūtų baudžiamojo atsakomybėm patraukta. Tai kaip žinot, tai visos priemonės, ta prasme, jeigu tu sportuoji, sakykime, nusiminėjai ten beisbolą žaidį, ir pas tave randa tą beisbolo lazdą, tai tu įrodai, kad aš sportuoju, va klubas, nes visi ten bureliai kažkokie, tai turi savo atributiką, turi ir šalmas yra, tai suprantama, kad tu esi sportas. O sakykit dėl šveicariško peiliuko? Jie yra kišeniniai. Kurumam. Blogai? Ne, matot, jeigu suprantat, jeigu jeigu pas tavi, sakykime, viskas gražiai sudėta bagažiniai, ten įrankiai, matas, kad tu ten važiuoji tvarkyti pirštinę, kirvis, sakykime, suprantama, kad tu važiuoji kažkur tai dirbti. Bet jeigu ten numesta salonę ar posėdinę pakištą, aš abejoju, ar jūs važiuojat malkų kapoti su tą mečetę, turėdamas vieną mečetę ir numesta posėdinę. Tai realiai dažniausiai būna kaip naudojamas kaip ginklas, nes kad galėtumėt greitai pasiekti tą ginklą. O jeigu bagažiniai, nes jeigu kažkas atsitinka, kol nubėgsi į bagažinę, kol atsidarysi, užtrunka laikas. Aiškiai, tai nereikalinga kaip tokia savyginos priemonė. Yra oficialiai, galite bet kokią parduotuvį senukai iki nusipirkti, aiškiai galima. Sodo įrankiai skaitasi. Aišku, tai priklauso, kur jie padėti yra. Jeigu jie padėti taip, kad nesimato, gražiai sudėti, uždengti, nemanau, kad kyla klausimas. Neturėtų. Aišku, jeigu ten į muštynės važiuoji ir kaukės dar padėtas, jūsų daug yra, tai gali ir sukelti klausimų ten policijos pareigūnams. Taigi labai ačiū, mūsų laikas jau iš tikrųjų eina į pabaigą. Ir dar norėčiau galbūt trumpai, kad Aras ar jūs, Aleksandrai, galėtumėte reziumuoti, kokie 5 gal pagrindiniai principai viso jūsų papasakotos tos istorijos, ką reikia daryti trumpai 5 principais, jeigu galite šiek tiek daugiau. Aleksandras? Sakykime, taip, stenkimės tiek tėvai, sakykime, ir suaugę ir tėvai vaikams duoti kuo brangesnis daiktus, sakykime, telefonus ten. Ir kad jie būtų mažiau demonstruojami, išmokai paaiškinti, kad mažiau demonstruotus, ten skambinant ar žinutę rašant. Jeigu jau rašo, tai sustotų bent įvertinus situaciją aplinkui nėra, paraščiai įsidėjai kišenį ir išėjai. Vengti tamsių vietų, jeigu įmanoma. Jeigu yra galimybė neiti per tamsią vietovę, eiti gatvę, tai geriau eiti gatvę. Geriau ilgiau biškai pasivaikščioti, negu, sakykime, paskui ilgai ligoninį gulėti ir turėtų šokę būti. Ką žinau dar. Aš tai vat irgi ką, tėveliai visų pirma išleisdami, priminkit, pasakykit, kad būk atsargus, neieškok to telefono ar ne, kas yra dažnas reikalas. Mieste gal pastebite, net per pėsčiųjų perėjas eina, jie naudojasi tais išmaniaisiais telefonais, tai irgi yra kaip ne užpuolikai, ne kažkas, bet jau grėsia pavojus. Tai visų pirma, mes turim tėvai ar ne, rūpintis savo vaikais, juos šviesti, kalbėti su jais, nes jokios kitos institucijos, kaip pasakyti, neapgins tiek, kiek patys tėvai, daug klausimų iškėlėte, tai viskas prasideda nuo pačių tėvų. Taip pat aš pati vaiką turiu ir kaip pat kažkas klausia dėl tų telefonų,
jisai mažas, bet jis turi jį ir jisai turi nuotraukas ir jisai moka, kaip reikia paskambinti. Tai va, skaityti nemoka, bet nuotrauką pamatęs, kad tai mama, tėtis ar kažkas, jis te paskambinti gali. Paskambinusi, aš tikrai išgirsiu. Ar SMS žinutę parašyti, jis nemoka teksto. Vieną raidę, dvi, bet jeigu aš jų pamačiau, aš galiu tikrai paskambinti ir ten paklausti kažkas ar gerai. Kad su vaiku susidarti raktinį žodį. Aš pasakau, kad tave atvažiuos pasimti kažkas iš mokyklos, aš šiandien esu darbė, ar kažkas man buvo fors mažor, aš negaliu atvykti. Mano raktinį žodį su vaiku, pavyzdžiui, mano mergautinė pavardė. Tas, kas atvažiuos tai pasimti ar sustabdys keliai, visada turės pasakyti tą pavardę. Kitaip tu bėg kuo toliau ir cikli, kad kuo aplinkinis, ar bėg kuo kiekvieną. Čia kaip tu susideda, čia gali labai paprastai. Tokie pavyzdžiai, kurie yra iš jūsų patirties, kurie yra naudojami. Čia yra paprastai, čia kaip susitaria tėvai, aišku, čia galim tokį variantą, bet kits variantas dar yra, kad buvo tema, kad, toks kaip, pavyzdžiui, nestėsti tų pakeleivingų mašinų. Kaip žinia, čia Lietuvoje buvo labai nuskambėję su to maniaku ten, kur buvo. Prašiausia ten, dabar bijau sumeluoti, vieną ten, man atrodo, išgyveno, ten sugebėjo kažkaip, ar atsekė pagal ją, nes jin parašė telefono, mašinos numerį, įsiunti žinutę. Tai va. Tai variantas yra, kad, pavyzdžiui, važiuojant jau, jeigu yra galimybė bendrauti, sakykime, to žmogum ir duotis informaciją tėvams, kad važiuoja su tokia mašina, žinutė pasiūsti. Galite netyčia paklausti to žmogaus pavardę, gal kažkaip taip susišnekėti ar vardą. O čia... Reikia iš mokyklos pareiti yra toli ir kurie yra važiuojami daly ir kada jos gali bet kada įtraukti. Taip, tiesiog aš turbūt irgi paantrinsiu, kad tai yra tėvų atsakomybė dar kartelį. Tiesiog reikia susitarti kodais, gali tiesiog, kaip jūs minėjote, pavardę parašyti tiesiog, kad vaikas žinotų, kad tai yra jūsų slaptas kodas ir nežinotų. Mašinos numerį dar gali, pavyzdžiui. Yra kažkokia programa telefone, dar kažkas sėkimo judėjimo. Yra, aš galiu pasakyti, yra labai daug, tiesiog jūs pasidomėkit, nes yra netgi, aš atsiprašau, kad pertraukiu, bet yra telefono galimybė dabar išmaniajam pakratyti tam tikrų būdų ritmą įmušant ir tai jau yra pranešimas. Bet tai yra tos programėlės veikia tik tais užsienį, kur yra tiesiog gera sistema padaryta ir su savitarpos pagalbos centrais. Taigi aš labai atsiprašau, jau mūsų laikas eina į pabaigą. Labai norėčiau padėkoti mūsų šiandien svečiams, Rasai ir Aleksandrui. Labai dėkoju susirinkusiems, tikiuosi vaikščiosit saugiai, būsit saugus ir dabar vakarai nebus tokie baisus. Iš tikrųjų, tai labai dar kartelį ačiū, sėkmės ir iki kitos transliacijos. Viso geriausio.